Nu ir labas, kolegos. Vėl esu buvusiam objektėlyje. Čia mes pastatėme šitą namuką, įrengėme trinkelės, įrengėme žolinėlį, įrengėme terasą. Viskas, kas čia padaryta, tai padaryta mūsų rankomis. Na, o dabar paskambino man. Štai į šitą numerį vėl. Ir su prašymu. Čia dar reikia įvadą perkelt. Su prašymu, kad vat į šitą kampą pastatyti sandėliuką, nes kadangi nėra kur laikyti grėblių ir kastuvų. Tai atvažiavau, pasimeravau, kokie matmenys mums čia telpa. Ir galiu pasigirt, esu naujai iškeptas AutoCAD braižytojas, tai bandysiu dabar grįžti namo, sėst prie kompo ir nusipaišyti kažkokią tai maketuką, konstrukcinę dalį, pagal kurią parengsiu komercinį pasiūlymą statybai ir įkišime į sandėliuką. Ir taip pat prašymas yra pritaikyti dizainą prie namo. Na ir bandysim mes kažką priderint, kad tiek sandėliukas, tiek šitas namelis atrodytų vienodai. Tai va, toks dabar mūsų toks šiltas mažas darbelis laukia. Tai bandysiu parodyti visą darbų eigą, nuo ko prasideda, kiek darbo įdedam, kaip mes rūpinamės viskom ir kaip iškyla žmonių svajonės. Taip kad paprašysiu paspausti laiką tų žmonių, kurie nori matyti mūsų vaizdo įrašus, kaip ir nuo ko planuojam, kaip darom. Bandysiu pafilmuoti dažniau, nes labai retai bekeliu vaizdo įrašus. Tai šitą objektuką padarysiu tokį, na, nuo ko ir kaip prasideda svajonių įgyvendinimas. Tai vat, šiandien tiek. Na ir iki susitikimo prie kompiuterio, braižymo, medžiagų kiekių sudarimo ir visų kitų darbų. Nuo ko pradėti ir kaip padaryti, kad svajonės būtų realybė. Tai ką, kolegos, spaudžiam nykštukus į viršų, pasiekit mūsų puslapį ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.